Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir žinot, šiandieną apie tą skaitmeninę konsultaciją, kuri yra sudaroma skaitmeninio pasaulio sandaros pagrindu, naudojant jūsų gimimo duomenis. Kartais žmonės sako brangu, konsultacija kainuoja 120 eurų. Ir tas brangu labai dažnai nesiremia į nieką. Jeigu mes pagalvosim, kad tai yra vienkartinė konsultacija, po kurios jums susidėlioja, ne aš sudėlioju, jūs patys iš karto suvedat tas dėlionės ir sudėliojat, kas ir kodėl yra. Tai yra vienkartinė konsultacija. Tai nėra kažkoks ciklas, kuris jūs pririša, kapsto, gydo. Šitoj konsultacijoje jūs randat visus atsakymus ir savo padarytų klaidų įsipainiojimą jūsų gyvenime. Kai jūs tai žinot, jums lengviau jau vien dėl to, kad jūs nieko nekaltinat. Jūs žinot, ką jūs padarėte ir kodėl jums šitoj vietoj nereikėtų pakartoti, reikėtų eiti taip, o ne kitaip. Man nereikia jums pasakyti, man reikia jums tik parodyti patį mechanizmą. Ir žinot, vienas labai geras pavyzdys iš konsultacijos buvusios kažkada, moteris pasinėrė labai tokį savęs mylėjimo kontekstą, pradėjo eiti visokias stovyklas, važiuoti, labai didelis prasidėjo toks, žinot, savęs mylėjimas ir vartojimas ir viskas pradėjo griūti. Ir jeigu ji norėjo to pasekoje sustiprinti šeimą, kažkaip padaryti geriau, viskas atvirkščiai pradėjo keistis į blogą pusę. O kuomet mes pažiūrėjom jos karminius dalykus, ar ne, tai buvo naudojimas į svetimų darbų ir svetimais pinigais, svetimų pasiekimų naudojimas nesąžiningais savo savanaudiškais tikslais. Moteris pradėjo vaikščioti tas visas terapijas, stovyklas, būrelius ir meilės savo industriją tą. Būtent dėl to, kad pagalvojo, kad ji per daug dirba. Per daug dirba ir per daug ji yra save atiduodanti. Šeimai vyras gal mažiau ir vat tai atsako į klausimą. Moteris ir turėjo šiame gyvenime dirbti daugiau. Ir tik po to, kai ji mėgausis tuo darbu daugiau ir rezultato didesnio davimu šeimoje, tarkime, negu vyras, arba jeigu verslė, tai verslo partneris, ji tik tada ateis į savo geriausią variantą, nes tai bus klaidos ištaisimas. Aš paėmiau, šiandien leidžiu jam šiek tiek paimti. Ir todėl, kai mes sakom, kad konsultacija, kuri kainuoja 120 eurų, yra brangu, tai jeigu aš jums perskaityčiau visas žinutes, aš jų neviešinu, todėl kad daug kas nenori žinoti. Puikuotis irgi tuo kažkaip aš neturiu kasdien labai didelio poreikio, bet kartais, kai išgirstu, kad tai yra brangu, noriu jums pasakyti, kad brangu yra visai kiti dalykai. Brangu yra geras jūsų pojūtis, brangu yra žinoti, kur yra klaida, o kur yra tiesa, kadangi absoliučios jos nėra, kiekviena ji yra individualiam jūsų kelyje. Tai yra brangu ir tai, manau, reikėtų mums suprasti. Tai tokia istorija buvo mano konsultacija ir ta moteris sakė, aš dabar supratau, aš galvoju, kodėl, kaip tik aš pradėjau į visą tai eiti, man viskas pradėjo dar labiau griūti. Tai čia tik vienas atsakymas dėl vienos karmos klaidos. O jų yra daug, situacijos visų skirtingos, pas ką šeimoje, pas ką darbe, pas ką palikimuose, pas ką santokose, pas ką per vaikus. Jų yra šimtai ir jie žinant yra lengva, nes jūs žinot, kad viskas yra jūsų rankose. Ir jeigu reikia klaidą pataisyti, tai jūs aiškiai žinot, ko jums nereikia daryti ir ką jums reikia daryti. Bet tai yra
išlaisvinantis žmogų dalykas. Kaip paskutinį kartą man parašė viena moteris po konsultacijos. Moteris buvo vyresnio amžiaus panašiai mano, jai buvo apie 60 metų, gal tiek dar nebuvo, bet netoli. Ji parašė, negaliu nepasidalinti. Toks vaizdas, kad maišas nukrito nuo pečių. Įsivaizduojat, jau 60 metų žmogus, kuris labai daug pokyčių gyvenime jau nepadarys, bet kai jam susirikiuoja visam gyvenimo etape, kas ir kodėl vyko, jis supranta, jis automatiškai neteisia savęs, jis automatiškai supranta kodėl, o kai mes suprantam kodėl, mums pasidaro lengva. Tai aš už tai, kad mums visiems būtų lengva. Ačiū Jums.